Sveiki, šiandien gyvai iš studijos sveikinuosi aš, Giedrė, ir mano pašnekovė Dalia Kisielė. Labas. Labas, Giedrė, malonu, kad pakvietei, smagu čia būti. Dalia yra sportinių šokių trenerė, šokių studijos Danza M įkūrėja. Taip. Tai papasakok, prašau, kada pradėjai šokti ir kaip sugalvojai atidaryti savo šokių studiją. Tai šokti pradėjau būdama 5 metukų, visai mažytė, bet iš tikrųjų tai norėjau būti balerina, nes prisižiūrėjau muzikinio teatro spektaklį ir buvo baletas man labai gražu. Bet tais metais nerinko mano amžiaus grupės ir taip gavos, kad mama mane nuvedė į tuo metu pramoginių šokių būrelį. Tai va, šiaip labai nenorėjau pradžioj, labai nepatiko, ėjau su ašaram, sakiau, mama nebenoriu, mama kiekvieną kartą sakydavo, nu Dalyte, dar kartelį nueinam ir po to nebeeisim. Nu tai va taip gaunas, kad 33 metai, kaip aš dar kartelį nueinu ir po to nebeinu. Tai va taip prasidėjo mano ta šokių karjera. O mama labiau norėjo, ar tu pati iš tikrųjų? Šiaip baleto tai aš labai norėjau, nes man buvo labai gražu, man tie visi tutų sijonėliai ir visos gražios kojos, raumenys, nu man baletas buvo kažkas tokio. Mano pirmas baletas buvo berods Vilniaus operos ir baleto teatre, aš pamačiau, man toks buvo, wow, noriu ir aš taip. Nu, bet tuo metu nesigavo ir tada nuėjau į šitus šokius, pradžioj kažkaip viskas nepatiko, turėjom tokį truputėlį vyresnį amžiaus trenerį, kuris mus mokino šokti, nes tais laikais buvo populiaru, mokykla prie namų ir eini į būrelį šalimais. Tai va, jo, nes patogu, ten per gatvelę pereini, viskas vietoj, viskas greitai ir gerai ir tada gavosi, kad aš labai nenorėjau, verkiau ir nenorėjau eiti, o tada treneris pareiškė, kad jisai nebedirbs. Ir tada aš į ašaras, mama, noriu šokti. Tai va taip gavosi, kad jau po to aš tai šokiais užsikūriau, visa šeima nesuprato, kodėl man tų šokių tiek reikia. Visą gyvenimą visi sakė, nu jau nebešokiu, jau gana, o aš ne, aš noriu, aš šoksiu, tai va po šiai dienai šitoje srityje esu. Bet čia labai daug metų iš tikrųjų, vis iš kur įdomu tas toks vidinis, ne, nuo pat mažų dienų, vat noriu šokio. Šiaip iš tikrųjų man pačiai keista, nėra nieko, nei vieno šokančio šeimoje, ta prasme, o kaip pas mane ten visi judantis, darantis kažką ir suprantantis apie meną, apie sportą taip toliau, bet kad būtų šokėjų, tai aš pirmas savo giminės atstovas šitoje srityje. Labai smagu. O dėl šokių studijos, ar ne, kaip čia viskas buvo? Oi, su šokių studija tai buvo taip, kad mes su tuometiniu savo partneriu šokom, jau atėjo tas laikas, kai man buvo 20, jam buvo 22. Nu ir matėm, kad vis tiek mes kažką šitoje srityje darysim. Ir sakom, darom, savo šokių studiją darom. Tai čia buvo gūdus 2007 metai, šiemet mūsų studija 18 metų su jie. O, tai labai stažas. Tai va, ir nusprendėm, kad darom mes tą studiją, aišku, visi aplinkui, bet visiškai visi šnekėjo, kad, nu ką jūs darot, jūs gal durni, tų šokių studijų pilna, neišsilaikysit, konkurencija didelė, čia viskas sunku. Nu, bet žinot, jaunatvinis maksimalizmas. Ir dar mes galim, mes padarysim. Nu, va, taip ir pradėjom daryti. Aišku, viskas buvo sunku, nes vėl, kai tu neturi patirties versle, neturi patirties įmonės steigime galų gale, nu, tamsi, tu visiškai žalias, tu baigęs mokyklą, tik įstojai studijuoti, tu nieko nesupranti. Ir tada darom. Verslą. Jo, darom, mes čia viską paimsim. Bet esmė, kad mes labai pataikėm gerų metų, nes tada kaip tik Lietuvoje buvo šokių 10-ukų pradžia. Jo, ir tada buvo pats tas bumas, kai visi buvo, o mes norim šokti. Aš atsimenu, kad mes pradėjom dirbti irgi mokyklos aktų salėje, nes tais laikais ten išsinuomot patalpas, kaip dabar va, turim studiją. Nes mūsų studija dabar per 2 sales, mano va, tas partneris buvęs kitoj salėje dirba, aš vienoj salėje dirbu. Tai, kad taip išsinuomotum patalpas buvo, nu, kosminiai pinigai, ten neįsivaizduojami reikalai. Tai pati pradžia buvo taip, kad aš dirbau mokykloje choreografijos mokytoja ir tą, ką uždirbdavau mokykloje, viską investuodavau į studijos kūrimą, nes reikia patalpų, reikia to, aparatūros, visą kitą. Tai va, tai ir mes pradėjom dirbti ir kaip tik buvo ta 10-ukų visa era, tai mūsų pati pirma surinkta grupė porinių šokių suaugusių buvo tokio dydžio, kad mes mokyklos aktų salėje stovėjom ant scenos ir vedėm pamoką, nes tiesiog netilpom ir žmonės nematė, ką mes rodom. Tai mums tas buvo, okei, gal čia visai paėjo mūsų planas. Geras. Tai taip ir prasidėjom. Aišku, dabar nėra tiek daug tų šokančių, nes, nu, natūralu, dabar trendai padėlį, ten jogos, pilates ir taip toliau. Keičiasi mados. Jo, keičiasi mados, nes, nu, čia visą laiką buvo, Meilutytė laimėjo auksą, visi eina plaukti. Tada kažkas ten kažką, visi ten eina tą daryti. Dabar, vat, padėlis ant bangos, jis eina padėlį ir lošti. Bet esmė, kad šokančių vis tiek yra. Ir tas yra smagu. Labai smagu. Taip. O ką reiškia pavadinimas šokių studijos Danza M? Čia kažkas užkoduota. Jo, čia toks kodas. Iš tikrųjų, aš nežinau iš kur, bet pas mane buvo toks, vienu momentu aš buvau varžybose, aš dar net nesu tuo partneriu šokau ir man toks vidui kažkoks toks, jeigu turėsiu šokių studiją, bus Danza. Kas man susišaudė, aš nežinau, nu va tiesiog, va tai ne ant parketo ir tau toks kažkoks, va, iš kažkur nukrito. Ir tada mes, kai nusprendėm, kad mes darom šokių studiją, sakau, davai pavadinam Danza. Sako, ai gerai, ką žinau, sako, aš tai neturiu idėjų, nes
tuo metu buvo visos šokių studijos lietuviškais pavadinimais, nu visi žino, Mhm. Sūkurys, Žuvėdra, ta prasme, nu visi tokie, Taip. kažkokie va tokie, o mes tipo sakėm, būsim kitokie. Nes irgi jaunatiškas maksimalizmas, mes norim būti kitokie. Tvarkoj. Nu ir tada kažkaip gavosi, kad kolega važiavo registruoti įmonę, nes tais laikais dar nebuvo, kad internetu atsisėdi, viską pasidarai ir online viskas paprasta, reikia važiuoti visur. Jisai nuvažiavo, skambina man. Sako, bet žinok, Danza negaliu registruoti, nes užimtas vardas. O. Sakau, tai, o man toks irgi sakau, tai dadėk M, nes aš Dalia, jisai Mantas, Danza nuo Dalia, M nuo Mantas, nu tipo viskas susisieja. Sakau, eina? Jo, eina, gerai, viskas užregistravo. Tai va, bet šitas pavadinimas iš tikrųjų atnešė naudos, nes visi ispanakalbiai, kas kalba portugališkai, itališkai, pas juos Danza yra šokis. Tai mes turim labai dabar fainų ryšių su tų kraštų studijom. Netikėtai. Jo, nes gavosi, pavyzdžiui, man asmeniškai parašė portugališkų batų įmonė, nes jie galvoja, kad mes Portugalijai, nes paskaitė pavadinimą, sako, gal jūs norit būti mūsų atstovais. Sakau, hebra, mes Lietuvoje, bet jo, norim, tai dabar va, mes bendradarbiavame su jais. Tai toks, kur, nu, va, viskas taip kažkaip dėliojasi, kad turbūt taip ir turėjo būti. Bet labai įdomi, iš tikrųjų, tokia istorija, kur iš vis, ar ne, vat, iš to pajūtimo, iš pojūčio. Ir grįžtant prie šokio, ar ne, tai vis tiek vat, žiūrovai klauso, pakalbėti reikia apie įdomius dalykus ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tą pačią naudą šokių, ar ne, kokia yra ir fizinė, ir emocinė, kaip, vat, pavyzdžiui, kaip tu pati ir jautiesi. Oi, apie naudą tai aš galiu čia kalbėti, man atrodo, neužteks mums dienos, bet taip jeigu labai koncentruotai, tai pirmas dalykas, aišku, fizinė nauda, čia visi suprantat, kad pajudam, dirba raumenys tie, kur jūs dažniausiai net nežinojat, kad jūs turit. Pas mane būna žmonės tie, kurie ateina, pavyzdžiui, savo malonumui, dabar va tu ateitum pas mane pasišokti, ar ne? Tai jie ateina tokie, nu tai čia kažką biškai pasivaikščiosim, bus gerai. Ir tada jie pamato, sako, Jėzu, čia raumenų kažkur dar yra, čia skauda po treniruotės. Šonkauliai. Taip, nes yra tarp šonkauliniai raumenys, kurie veikia. Tai va, tai tie raumenukai jie prasidina. Ypatingai labai gerai tiem, kurie dirba sėdimus darbus, nes iš esmės vėl pati pradžia, kai tu esi pradedantysis šokėjas, tas intensyvumas nėra didelis. Tai tu laipsniškai auga tavo galimybės, auga tavo krūvis, viskas dėliojasi labai taip, nėra to, kad tu va dabar sumastei, nu kaip pas mus dabar populiaru, eisiu į džymą, kelsiu štangą 105 kg, o šiaip visą laiką sėdžiu biure. Tai va, tai čia viskas yra sistemingai, tai ta fizinė nauda, kad mes pajudam, mes gaunam krūvio, gaunasi mes apimam ir kardio, ir lankstumą, ir ištvermę, tarsi labai daug dalykų yra įdėta į šokius ir tu turi būti visapusiškai pasiruošęs. Ir tokia, man atrodo, labai gera iškrova. Taip. Aš, pavyzdžiui, po šokių, aš tai jaučiuosi tokia, nu, tiesiog visas, ypač kažkokius, jeigu, vat, nu, aišku, kūnas irgi, bet ir ta emocinė, ne, tokia paleidus visas tas. Tai emociškai tai čia be klausimų, nes kai tu šoki, tu negali galvoti apie nieką kitą. Mes visą laiką su solo moterytėm jokiamės būna, dirbi su grupe, viso šokiam kartu kažką linijom ir tu matai viso šokio ir viena tik į tą pusę, kur mes visas, nu tai ką pagalvoji dabar ir visą laiką tai būna, nes tu negali kažko kito galvoti. Tavo mintis turi būti va ten tą momentą, darai tą žingsnį, tokia technika, toks ritmas, tu priverstas atsikabinti nuo viso pasaulio. Ir, pavyzdžiui, man pačiai, kai būna, jeigu aš, nežinau, nu, būna sunkių momentų pas mus visus čia, taip, kaip bebūtų. Tai man pirmas dalykas būna, okei, man reikia pašokti, tada spręsim dalykus. Nuleis garą. Pašokį, jo, tu nusikrauni tai biški, tau viskas nuslūksta, susidėlioja, tada tu toks šviežesnių žvilgsnių, šviežesnių mintim, tu gali daryti dalykus. Tai va, plus labai koordinacija lavina šokį. Visapusiškai, nes realiai, jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai mes šokėję galim dėti į bet kokią sporto sritį ir jisai visur susigaudys. Nu, aš pati va dabar pasigirsiu visiems, kad aš pati dabar prieš metus pradėjau lankyti Muay Thai. Aha, čia kovo. Jo, čia mes daužomės, spardomės, nu, aišku, tas daužomės, spardomės, čia skamba stipriai, aš taip stipriai nedarau, bet esmė tame, kad, bet tu susikoordinuoji, tau treneris parodo, okei, gal tau yra neįprasta, bet tu pagauni. O, pavyzdžiui, vat ateina, tarkim, turėjau labai daug kovos menų ateinančių šokį, ypatingai kas vestuvėm ruošiasi, pavyzdžiui, vat nevedžiai, ar ne, ir ateina ir sunku, nes, pavyzdžiui, tarkim, karate, jie įpratę stovėti tarp kojų. Turėjau vieną bakūrą, sakau, stok ant dešinės kojos, jis stovi tarp kojų, sakau, stoviu. Sakau, ant dešinės atsistok, nustoviu, pakelk kairę. Ai, nesigauna. Nes nesusikoordinuoja, nes yra įpročiai kažkokie. O šokėjai labai dažnai, man būna, pavyzdžiui, kas baigia karjerą ir jeigu nieko nedaro šitoj srity, nu, tarkim, nežinau, nenori treniruoti, nebenori šokti, tiesiog pašokai baigęs tavo gyvenimo etapas,
Nu, jie visose srityse gerai varo. Kas Hyrox'e varo, jie susikoordinuoja, jie jėgą turi, ištvermę turi, ta prasme, labai daug naudos atneša. Ir orientacija tokia. Jo, ir labai smagu matyti, kai žmonės niekad nešokia ateina. Ir kaip jie, pavyzdžiui, pirmom dienom, tu matai, kad jie stovi ir jiem ten laudina ratukas ir jie ten, Jėzus Marija, ką tu čia parodai. Ir po metų jie stovi tokie, o čia viskas easy, jo, čia varau, darau, viskas gerai. Labai smagu, pavyzdžiui, vakarėlius pasidarom ir tu matai, kaip pradinukės pirmą vakarėlį. Nes tokios stovi, Jėzau, gal čia kažką, antras vakarėlis po pusmečio visos eina, drąsiai šoka, nėra problemų. Nu, tarsi, ir išlaisvina tave dėl to, kad tu susidraugauji su savo kūnu. Nes jeigu tu blogai savo kūne jautiesi, nu, tu nešoksi. Nu, tiesiog, nes tu susikaustęs, užsiveržęs visą kitą. Ir labai smagu matyti va, tą pokytį, kai žmonės pradeda šokti ir tu matai, kad atlaisvėjo, apsiramino, energija geresnė pasidarė. Nu, toks jaučiasi labai. Bet reikia pabandyti. O kokie čia vakarėliai pas jūs būna? O, tai mes savo studijoje visą laiką turim periodiškai vakarėlius, pasidarom, nes, nu, esmė, kad vėl yra žmonių, kuriem kaip ir nieko nesinori, jie ateina tiesiog kaip į, nu, pajudėti. Kaip į sportą? Jo, kaip į sportą, kaip į džimą, yra žmonių, kurie nori būti bendruomenė kažkokia. Plus vėl tą, ką tu išmokai šokti, nu, tu kažkur nori pritaikyti. Mūsų šiuolaikinėse klubeliuose, nu, nelabai tu pritaikysi, valciuko nesusuksi, taip sakant, kaip mano vyresni šokėjai juokiasi. Tai va, tai mes pasidarom vakarėlius, kur mes pašokam, pažaidžiam, pavalgom, paplepam, pasilinksminam, prisidarom fotkių, visai kad teminiai vakarėliai. Tai va, tai o pas studijai vyksta? Jo. O kur studija? O mano studija yra Kaune, Jurbarko gatvė 2, Dailės verslo centras šiuo metu. Nu va. Tai va. Tai prašom, užeikit ir vakarėliai vyksta, žinokit, ir linksmybės, ir visokios pramogos. Labai įdomi. O kokie šokiai tau pačiai labiausiai patinka? Aš esu lotynų žmogus, nu pas mus skirstosi šokiai į Latino Amerikos ir standartinius šokius. Tai aš visą laiką jokios, kad yra 2 žmonių tipai. Pas vienų širdį fokstrotas groja, pas kitus samba. Tai pas mane samba visą laiką kala. Tai va, jo, nes aš pati šoku Latino Amerikos šokius, tai man tie šokiai, nu man jie yra tas, ko aš gyvenu. Tai patinka labai, ar ne? Nu, aš šokiais gyvenu, tarsi man ne tai, kad patinka, mes visą laiką jokiamės, pas mane šokiai venuose teka. O pavyzdžiui, žmonės, kurie ateina, ne, šokti, arba apskritai, vis tiek šokas suaugusieji pas tave, ne? Ir suaugę, ir vaikai, jauniausia mūsų nariui 4 metai, vyriausiam virš 70, tai va čia mes laužom tos mitus, kur ten šokiai tik vaikam. Deja, ne, ateikit pamatysit. O tai kokios dar grupės yra? Reiškia, yra vaikų, jo, bet šiaip ir mišrios, ir girdėjau atskirai, pavyzdžiui, tik moterims. Jo, tai esmė sistema yra tokia, mes turim tą mažuliukų grupę, kur yra ten 4, 5, 6 metukai. Tai realiai ten yra, nu, pagrindai, tie vaikai mokinasi pagrindinius žingsniukus, valsas čia, jeigu jau prakuntam, tai tada džiaivą pradedam kabinti. Plus tai yra bendras fizinis rengimas, plus tai yra lankstumas, koordinacija, disciplina, nes tu turi išmokti stovėti, treniruoti, klausyti trenerio, kad nebūtų, kad treneris šneka, tu ten kažkur varna šaudai. Tai va, tada yra tos grupės vaikų, kur sportinės. Tai ten yra vaikai nuo maždaug 7 metų iki paauglystės, kur jie, nu, vadinkim, daro karjerą šitoj srityje. Tai mes ruošiamės varžyboms, nes mes esame Lietuvos sportinių šokių federacijos nariai. Darom šitą reikalą rimtai, turim visokias antidopingo sistemas, viskas pas mus čia rimtai reikalai. Labai rimta. Ir kiek pas jūs trenerių, nes čia aš taip klausau, čia ir mažuliukai, ir tie, tai čia turėtų ir komanda jūsų būti. Mes nesam didelė komanda, pas mane salėje mes dirbam 3 treneriai ir pas kolegą salėje irgi ten. Tai galima ir vis tiek kažkaip, ar ne, ir rinktis pagal... Tai jo, tai mes visą laiką dėl ko, nu, visi būna man parašo, pavyzdžiui, sako, nėra tavo šokių studijos tvarkaraščio, žinai. Ir aš sakau, jo tikslingai nėra. Nes mes turim pasišnekėti, aš turiu suprasti, kokie jūsų poreikiai, kokios jūsų galimybės, tada galiu pasakyti, kur eiti. Nes jeigu dabar... Taip, nes nu, čia nėra tas, kur dabar sugalvojau, nu, vat, einu į solo latino grupę. Žinai. Pas mane tų solo latinų grupių ne viena. Yra pradedančios, yra pažengusios. Jeigu tu ateisi niekad nešokas į tą grupę, kur 10 metų moterytė šoka, nu, tai išsigasi ir pabėgsi. Lygiai taip pat su poriniais šokiais. Turim pradinukus, turim pažengusius. Tai vėl yra, pavyzdžiui, kas ten kažkada jaunystėje šokia, tai jiem gal nereikia į pradinukus, jie gali ateiti iš karto į pažengusius, mes jiem, kadangi 2 treneriai su grupė dirba, visą laiką vienas duoda dėmesio ir jie vejasi ir viskas yra tvarkoj. Tai va dėl to nėra tokio, kad tvarkaraštis toks, surinkite. Apskritai, aš esu žmogus apie ryšį su žmogum. Man netinka tie automatizuoti atsakymai, kur ten sveiki, tą paspauskit mygtuką ir visą kitą. Per Facebooką būna tik užėjai, jeigu į puslapį iš karto jau metą, labą dieną, mes jums atrašysime, kai tik prisėsime. O aš jūsų nieko dar neklausiau. Jo, tai va, tai aš labai esu apie ryšį su žmogum ir, nu, man atrodo, kad jeigu mes kalbam apie judesį, apie kūną, apie laisvalaikį, tai turi būti, kad, nu, mes žinom, ką mes darom. Kad nebūtų, kad, va, nes, nu, tikrai aš suprantu, kad jeigu tu žmogus esi, pavyzdžiui, niekada nesusidūręs su šokiais, nu, kaip tu gali nuspręsti, kur tau eiti?
Nu taip, ir pavyzdžiui, kaip suprantu, ir gal ir asmeninės netgi būna. Taip. Ne tik grupinės. Taip. Tai čia iš viso ateit galima ir rimtai užsimti, tobulėti. Tai, pavyzdžiui, pas mane yra keletą porų, kur jie pradėjo šokti būdami ten 40, pavyzdžiui. Arba ir jie šoka, ir irgi buvo, pavyzdžiui, su vienais pradėjom, jie prieš karantiną pradėjo lankyti grupinės treniruotės. Taip. Tada jie ateina, sako, mes gal norim biški daugiau kažką, gal galim individualiai. Tai jo, galim, visada yra laikas, susiderinam, kada jūs galit, mes galim, viskas tvarkoja. Pradėjo šokti individualiai, sakau, hebra, tai gal jūs į varžybas norim? Jie taip, norim. Viskas, ruošiamės varžybam, dabar pernai metais čempionatas Lietuvos sušoktas, medaliai ant kaklų, visi laimingi, varom. Varom, jo. Jo, tai va, tik tai reikia noro turėti ir šiaip aš visiems sakau, svarbiausia yra daeiti iki šokių studijų. Nes, tas momentas... Pirmas dar tas skambutis, ar kažkokia žinutė, nes čia dažniausiai mes, po to jo, ir prisiversta atsikelti, bet jau kaip pasirašai kažkokį vis tiek, ne? Nenuosprendį. Įsipareigoji pats savo. Įsipareigoji, jau tada jau lengviau tą užpakalį pakelt nuo sofos ir pašokti. Tai tu pati, ar ne, vedi latino tas treniruotės? Aš visas vedu, aš dirbu su moterim solo latino, dirbu su poriniais šokiais saugusiais, dirbu su vaikais, dirbu individualiai, dirbam su jaunavedžiais, realiai viską, ko reikia apie šokus, prašom, viską darom. Taip, ir kokios, pavyzdžiui, man įdomu moteris ir šiaip, kodėl ateina jos šokti? Oi, labai čia su moterim, iš tikrųjų, man labai patinka tas visas momentas, kad susirenka visas labai skirtingos, bet labai randa bendrumą. Ir man kažkada buvo tokia mintis, galvoju, blemba, būtų fainai, tiesiog paklaus, kad kiekviena papasakotų ir kokį video padaryti, tavo istoriją, kodėl tu atėjai ir kaip čia viskas gaudys, bet po to pagalvoju, ne visas norės dalintis, nes, pavyzdžiui, yra kas ateina po skyrybų. Turėjau, kur, ateina, išsišnekam, sako, jo, čia skyrybos įvyko, sako, bandau kažkaip gyventi. Tada kitos kaip tik ateina, noriu pajudėti, kažkas nori svorio numesti, kažkas tiesiog kūno linijas pasigerinti, kažkam reikia bendruomenės. Labai skirtingai susirenka, bet kas smagiausia, kad susirenka moterų grupė, ten, tarkim, 14, visos iš skirtingų pasaulių iš esmės, kažkas su 4 vaikais. O koks amžiaus, Oi, nuo iki, bet esmė tame, kad irgi man būna paskambina, sako, bet žinokit, man jau 55. Ir aš anksčiau būdavau ta tokia rimtuolė, kur bandau ten gražiai motyvuoti ir aš sakau, o jūs juodą humorą suprantat? Sako, jo, sakau, urną išsirinkot jau. Sakau, nėra amžiaus cenzo, ta prasme, einam ir šokam. Kada jūs dar šoksite, jeigu ne dabar? Nes jaunom yra sunku, vaikai, namai, kai vaikai paauginti, hebra, jūs galim gyventi savo. Tai va, tai amžiaus pas mane labai įvairiai, pavyzdžiui, pas mane vienoje grupėje šoka nuo 16 iki 5. Ir normaliai jos. Taip, ir normaliai. Ir esmė, kad visos randa apie ką pakalbėti. Tai aš manau, kad prieš treniruotę. Čia kaip tik, kaip gerai, ar ne? Ir mama, ir močiutė vienoje vietoje, ir patarimų, ir visos problemas, man atrodo, būna išspręstas. Ir išeini kaip po reabilitacijos ar po psichologo. Taip, tai mes apdiskutuojam viską. Nuo agurkų marinavimo, iki su kuo tu geriau išvalai dėmes nuo kilimo, iki o su kuo čia pasidažai gražus highlighteris, viską apšnekam. Kaip moteris, man atrodo, čia tas... Bet ta tokia gera energija ir man labai patinka, kai tu matai, kad ypatingai o tos, kur ateina po skaudžių kažkokių įvykių, kur, jos ieško kažkaip, kur save padėti ir tu matai, kad po pusmečio jau biški žmogaus akis šviesesnis, jau geriau. Dar praėjo laiko, jau žiūrėk atsigavo, jau tada būna, jau gal į šitą vakarėlį ir aš ateisiu. Ir toks jau matai, kad jau bendruomenė. Tai, pavyzdžiui, vakarėlius kaip pasidarom, tai irgi visą laiką parašau vakarėlius nuo 19:30 iki 22:30. Tai nėra buvę, kad mes iš salės anksčiau negu 2:30 išeitumėm. Nes baigęs oficiali dalis. Stumt reik varyt, eikit. Ne, aš niekada nevarau, aš niekada nevarau, pas mane ta laiko sąvoka, jeigu jūs tūsinat ir jums smagu, aš galiu su jumis iki ryto sėdėti. Aš nemiegojus naisiu kitą dieną į darbą, nesvarbu, jeigu jums smagu, darom. Gerai. Tai taip užsikūrė, kad Jezus Marija, panas pasileidžia plaukus kaip reikalas. Pasilinksminti irgi reikia šiaip. Reikia. Ir esmė, kad jos gauna saugią aplinką. Kur tu ateini, tu žinai, kad tavo rankinukas saugiai padėtas kambarėlį, tau nereikia kaip klube ten pasidėjus ant žemės krypčio rateliu. Tai šitas dalykas, tu žinai, kad ten tau parkingas po langais. Jeigu ką ten voltas važiuoja arba vyras atvažiuos pasiimti, kažkaip, tai tau nereikia apsikrauti. Ir tas yra gerai, biški gauna moterytės atsigauti. Taip. Tai ar populiarūs šiaip tokie užsiėmimai, ar ne, suaugusiems, nes ateina ir porosgi pašokti? Ateina poros, porų šiuo metu yra mažiau negu būdavo anksčiau. Gaila. Taip, vyrai. Susijungkit, čia kas dabar vyksta. Taip, tai va, bet šiaip tas populiarumas jis yra. Tiesiog gaunasi, kad, vėl, aš visą laiką labai jokiuosi su poriniam grupėm,
kas laik ateina vyrai, dažniausiai jie būna tokie, nu, aš tai jokauju, kai nuo kryžiaus nukelti. Nu, nes, ne, jie ateina ir jie tokie, mane privertė ateiti. Taip. Jo, ir tada jie pasižiūri, kad, aha, dar 4-5 tokie patys priversti atėjo. Nu, vieną kartą, kitą kartą jau žiūrėk, po mėnesiuko sveikas, prasideda, kaip tavo ten mašinos karburatorius ar pasikeitė, kaip ten tas anas. Ir jau važiuojam, Jessica, viskas tvarkoja, vyručiai susibendravę, tai čia va su viena grupė irgi turėjom bairį. Vienas įsirenginėjo kotedžą, kitas pasirodo, kad deda virtuvės, trečias pasirodo, kad lubas daro. Iškart vienas kitas. Taip, tai aš jau jokios, ko pas mane networkingas vyksta, kaip dabar madoj. Bet esmė tame, kad jau panas sako, tai hebra, einam šok, o tie palauk, sako, mes dabar apie lubas šnekam. Susėdė, vyručiai duoda kalbos, tai klausyk. Viskas apsišnekė, apsitarė reikalus, nuėjom šokam, viskas tvarko. Ir jau tada vėl jie susibendravė ir viskas tvarko. Tai va, tai aišku, to populiarumo visada norisi daugiau. Aš norėčiau, kad aš paskelbiau, kad registracija 2 dienas, viskas mes esame pilni. Jo. Bet šiais laikais taip nebūna, nes normalu pasiūla labai didelė. Nu, o kokios yra, pavyzdžiui, man atrodo, gal ir dvejonių kyla, žmonėm dabar sėdi, žiūri, gal klauso ar ne, ir kokios dažniausiai kylančios dvejonės būna? Didžiausia dvejonė turbūt žmonėm yra ta, kad, nu, kai tu eini, pavyzdžiui, krepšinį žaisti, ne, nu, tai tu žinai, kad tu ten ateisi, tau turbūt duos kamuolį, ten varytis, taisyklės yra, nu, kažką, aišku, jo, kažką esi matęs per teliką, ten, nu, galų gale mes visi krepšinio treneriai šiais laikais. Tai va, o kai tu ateini šok, tu nežinai, ko tikėtis. Gal 2 treneriai su rožiniais tutu ir apteškiam nusileis su marakasais rankos ir tau reiks ten neaišku, ką daryti. Tai šitas dalykas. Tai gal tas toks neužtikrintumas, nes vėl, nu, pavyzdžiui, aš vedu savo Instagramą, stengiuosi skleisti tą visą informaciją, kaip ten pas mus dalykai vyksta, nu, bet vėl. Nu, aš negaliu pasiekti visų pasaulio žmonių, ar bent jau visų Lietuvos žmonių, kad jiem parodyti, kaip mes gyvenam. Tai va, tai gaunas tas toks nežinojimas, kaip bus. Tai šitas dalykas. Kitas dalykas, tai kad turbūt nuo senų laikų užsilikę visiems yra, kad šokiai nevyriška, nu čia apie vyrus ypatingai kalbant. Nes aš kaip tik, man atrodo, čia toks yra. Tai apie ką kalba? Esmė, kad gal seniau, kai buvo va, tie ir šokių rūbai, tai tokie, kur būdavo ten čia visokie valanai, plačios rankovės pas tos vyrus, nu jie keistai atrodydavo iš tikrųjų. Nu, man pačiai, aš dabar pažiūriu senus video, ten tarkim yra ir treneriai, pas kuriuos aš treniruojuosi ir aš pasižiūriu tą video, galvoju, nu, lemba, būčiau aš tave tada pamačius, gal aš ir nebūčiau taip tai šokiais išprotėjus. Tai va, bet dabar mes turim labai daug sportinės pusės šokės. Nes visi šneka, kad čia šokiai menas, nu čia taip, tai yra meno kažkoks nu, gabalėlis. Inkluzas. Jo, ne, nu nes tu turi ir emociją perteikti ir viską, bet esmė tame reikia žiauraus fizinio pasiruošimo. Tarsi mes visi esame atletai. Mes viską darom, tarsi mes štangas kilnojam, jeigu apie profesionalų šokimą šnekėt, ar ne, mes ten krosus bėgiojam, mes ruošiamės visapusiškai. Tai lygiai taip pat ir kai tu ateini savo malonumui šokti, nu vis tiek tas tavo kūnas turi dirbti, nes nu nėra, kad ten, tarkim, nežinau, profesionaliai tu darai va ten tos dalykus, o jau kai tu šiaip savo šokį, tai ten bileka. Nes aš vis laikaus požiūrio, kad jeigu žmogus atėjo, jisai turi gauti kokybišką informaciją. Kiek tu padarysi, kada tu padarysi, kas tau gausis, čia yra kiti klausimai. Bet tu turi kokios perspektyvos maždaug. bet esmė tame, bet tu turi suprasti, kaip tu teisingai turi daryti judesi, kad nebūtų, kad tu makaluojas, tabaluojas ir po to pažiūri video, galvojam, čia šoku, o čia baisu. Jo, iš šono pažiūri, kartais tai tikrai. Tai va, tai tas toks, kažkaip norisi pramušti tą, kad, nu, šokiai yra realiai šokiai yra vyrų sportas, nes jeigu žiūrint apie sportą, tai viskas yra pastatyta iš esmės ant vyro, numeris varžybose pas vyrą ant nugaros kabo. Tai aš nežinau, pavyzdžiui, vyrai sako, ne, būna moterų, neranda dar kažką, tai įkite į šokius, ten visos. Bet yra momentas, iš tikrųjų, man būna kartais paskambina vyras ir sveiki, ieškau partnerės. O, jo, ir man laika toks klaustukas, kodėl? Nes, nu, ir tada pradedi šnekėti, aišku, yra buvę atveju, kai tiesiog vienas atėjo pro studijos duris, sako, labas, aš noriu šokti, man reikia partnerės. Ir aš matau, kad žmogus tiesiog nori šokti, tai okay. Taip. Sakau, gerai, sakau, palik kontaktą, aš sakau, pašnekėsiu vis tiek, solo grupės didelės, nu gal kažkuri norės. Suporavom 5 metai porą šoką, viskas tvarkoja. Mama. Tapsi, jokių romantinių santykių, jokių nesąmonių, jokių nieko. Ateina pašok. Nu, vat, kaip sakė, čia mano gym buddy. Tai va, tai žodžiu. Bet būna tokių, kur, nu, paskambina ir jau ten prasideda su reikalavimais. Ūgis 1,78 m, tamsus plaukai, ten tratatarės, kokie brytė, čia nepažįstu. Kad valgyt gamintų. Tai va, tai tokiais atvejais sakau vieną didelį ne ir sakau, žinokit, turit susirasti pas, nes, nu, aš negaliu prisimti atsakomybės ir kažkam užkrauti, o maža ką psichopatas. Nu, čia, jo.
Tai va, tai toks būna visokių momentų. Neturit kokios anketas, klausimyną, žinai, kur patikrina psichologinį. Ar matote paveikslėlį? Jo. Ką matote? Jo, toks skaičius. Ne, šitą neturim iš tikrųjų, bet sakau, bet vis tiek visą laiką yra tas toks vidinis jausmas, kur tu šneki su žmogum ir tu jauti, kur viskas ok ir kur, ne. Kur atėjo pašokto, kur atėjo mergų ieškoti. Jo, bet šiais laikais jau dabar mažai, anksčiau tai čia vienu metu buvo toks, matyt. Ai, nes kai prasidėjo Lietuvoje tie visi salsos, būreliai, visa kita, kur ten hebra susirenka, porom keičiasi. Tai visi tikisi, kad visur taip yra, tada tu ateisi, čia viskas gerai. Ir pas mus taip nevyksta, pas mus su savo atėjai, su savo ir šokiu. Tada būna, o tai nesikeisim partneriam? Nup. Soriukas. Gerai, kiek jūs sakiau, bet per tiek metų, aš manau, tikrai tų istorijų atsiranda įvairiausių. Tų istorijų, tai ten knygą galėtum, turbūt, nežinau, va tokią knygą parašytum, kiek mes ten turim ir prisižvengimų, ir cirkų visokių, ir smagių istorijų. Nu, tam... O stereotipai, pavyzdžiui, yra kažkokie, va, irgi apie va, tokius, nu, pavadinkim, šokių būrelius suaugusiems. Šiaip man buvo toksai juokas, kad aš kažkokį podcastą klausiau, net iš tikrųjų nežinau, kokį klausiau. Aha. Ir šnekas irgi va tai va dvi. Ir viena sako, tu įsivaizduoji, sako, aš nuėjau į šokių būrelį suaugusiems. Ir aš klausau, galvoju, ir tipo, kas tave stebina? O jinai tokia, tipo, čia būrelis, šokiai. Ok, ir aš tada supratau, kad, nu, aš kai gyvenu tam savo šokių burbulę, tai man čia toks atrodo kapitonas aiškutis, tipo, tu eini šokti ir viskas tvarkoja. O pasirodo žmonėm, nu, čia yra kažkas tokio, nes, pavyzdžiui, eiti jogą, nu, viskas ok. Eiti pilatesą, viskas ok. Ta pati padėlį, viskas ok. Nu, bet jau šokti čia atrodo, kad čia, aš nežinau, kažkoks amžiaus įvykis. Arba kad gal tik vaikai šoka, ne? Kažkas nu, gal, bet esmė, kad dabar, pavyzdžiui, mūsų federacija labai populiarina ir tą solo formatą, ir kad seniorai šoka. Mes turim grupės seniorai 1, seniorai 2, seniorai 3, seniorai 4. Pasižiūrėtum, Vokietijoje varžybos vyksta, seniorai 4, ten 100 tų porų susirenka. Bet Lietuvoje kažkaip šokis, man atrodo, taip išlaisvina. Čia, kaip sako, muzika yra tokia tarptautinė kalba, kur visi supranta, tai šokis irgi nereikia kalbėti, eini. Taip. Ir šiaip, ta prasme, man keista, nes atrodo toks labai geras laiko praleidimo būdas, ypatingai, vat, kalbant apie vyresnes poras, pavyzdžiui. Tai ar ir su to artumo kažkokio bendro. Taip, ir kitoks vienas kito pajautimas, nes tu turi ne tik susikalbėti, dar susičiupinėti. Šiaip tai geras būdas terapijai. Vietoj terapijos irgi, vietoj psichologo, jeigu porom, tai pašokti, man atrodo, ypač jeigu kažkur atitolsti vienas. Šiaip turėjau 2 labai tokias poras, va čia truputėlį dar, jeigu turim laiko, tai įterpsiu. Tai su vienais buvo toksai, nu kaip, net ne juokas, nežinau kaip pasakyti, jie labai norėjo susilaukti antro vaiko. Nu ir strigo reikalai, ir niekaip nesigauna, ir tokie abudu vaikšto panirę, sakau, hebra, kas yra? Ai, sako, blemba, norim vaiko dar vieno, sako, nu niekaip, sako, praėjom visus gydytojus, teoriškai viskas gerai, sako, praktiškai niekas nesigauna, žinai. Tai, nu, okei, žinai, sakau, tai ar, sakau, galim kažką padėti? Ne, sako, tai tiesiog, tai va, už tai ir atėjom šokti, nu, tipo, kad kažkaip leist vakarus ir negalvoti apie tai ištisai, kad, nu, va, nesigauna. Nu, gerai, tvarko, ir jie šoko, sako, dabar mėnesį dingsim, išvažiuojam į Indiją į kažkokią vaisingumo stovyklą. Išvažiavo į tą stovyklą, nu, gerai, grįžta atgal, sakau, tu, tai kaip sekėsi viską? Eik, tu, sako, Jėzau, ten, nu, baisu, sako, mums ta visa ten nešvara, visa kita, sako, pabuvom, sako, jau po šitos stovyklos nusprendėm, kad nėra to antro vaiko, nu ir nereikia. Nu ir viskas. Gerai, ir kažkaip žiūriu, jie pradėjo eiti treniruotis, aš ten nusprėjau, nu, einu kažką pašnekam, biškį pažvengiam, ten taip viskas, matau, kad tokia biškį nusiraminė, jau viskas kaip ir padėjo iš šono tą idėją, gražiai ten viską bendravom. Ir tada kalėdinis vakarėlis, ateina, jie matau su tokiu didžiuliu maišu, ir tokie būtų kaip pradinukai, kai būna vieni tėvam kažką pasakyti, bet nežinai, ką sakysi. Ir trypčia, sakau, kas yra? Nu, kaip čia tau pasakyti, sakau, taip pat tiesiai. Mes laukiamės. Gerai. Tai man toks buvo, kur, nu, va čia yra fainai, va čia yra gerai, nes realiai žmonės gavo atsipalaiduot, padėjo mintis į šoną, atsipalaidavo, bam, turim rezultatą, tai dabar jau tas, ko laukiamės, jau 11 metų, kaip vaikšto ir mokosi ir viskas fainai, viskas gerai. Nu, kaip smagu, tai man, nes aš manau, kad čia tikrai labai gera terapija turėtų būti porom. Kad ir ne porom, kad ir vienas, kai ateini, pavyzdžiui, kad ir apie solo moterį šnekant. Nu, vis tiek yra kitaip. Tai be abejo, bet porom čia toks, kur gal, nes, pavyzdžiui, vyrai, jeigu ten pasakai, eiti pas kažkokį ten, ne, psichologą, pavyzdžiui, ar ten terapeutą kažkokį, tai eik, tu patai. Jo. O iš šokį gal kažkaip lengviau yra jį net ir nusivilioti. Šiaip aš visiems sakau, jūs tik ateikit. Mes pasirūpinsim, kad jūs ir liktumėt, ir būtumėt, ir kad jums būtų fain. Jūs tik ateikit.
Nes tikrai suveikia ir vis tiek kitaip tu pradedi, kai tu su to žmogum gauni pajudėti. Būna visi, aš bijau ant kojos užmint. Užmink, sakau, pirmą dieną nesiskaičiuoja, kitą dieną kiekvienas užlipimas nauja pora batų. Nu viskas, būsite atsiskaitę. Jau žiūrėk šokas, o žmonės ramiai nebesinervuoja. Ir žiūrėk, jau su naujais batais ateina. Ir happy life, nauji batai yra, šokai yra, ko dar tu gali norėti gyvenime. Nu, labai fainai, iš tikrųjų, tiek smagių istorijų. O apie vaikus dar, ar ne? Kaip vaikam, tai irgi, aš manau, labai didelė nauda ir dar gal netgi ypač berniukam. Berniukam tai ypač ir ypač šiais laikais. Nes realiai jie šokose negana, kad jie išmoksta būti pasitempę ties, sėdim sukritus. Aš kai įsijaučiu, tai man jau po to yra atsipalaidavimas, bet čia irgi gerai. Tai berniukam tai ypač, nes šiais laikais, kai pasižiūrė, aš turiu tokį negražų žodį, dumbaklyniai visi, klynas palei kelius, bluzonas, džempakas, eina jie kažkur. Dabar vėl plačios kelnės madoja, bet čia mados, tai čia nieko. Jo, bet esmė, kad, pavyzdžiui, šokėjas su ta pačia mada jis gerai atrodo. Nes jisai turi stovėseną, jisai gali su belė kokiu nukarusiu klyną, jis vis tiek bus gražus. Jūsų į Vilnių nežadat atsikelt. Ne, bet jūs galite atvažiuoti į Kauną. Tai va, bet ir ne tik dėl to, iš esmės, jie išmoksta su mergaitėm bendrauti. Va, tikrai. Nes, nėra to, kur ten baimi kupra čia vadinasi. Arba už plaukų. Tai va, o čia jie išmoksta, kad jeigu tu vediesi mergaitę, tu turi paduoti ranką, mes eisim kartu ant parketo. Tu baigiai šokti, tu parodai mergaitę, tu nusilenki, tu nusivedi, tu negali pamest partnerės ir nueiti. Tu turi nusivest partnerę, tu atsivedi ir nusivedi. Jeigu reikia batukus pavalyti, tai tu, jeigu džentelmenas, tu pavalai batukus, ar dabar mergaitė turi sijoną kelt ant galvos ir valytis batukus. Ir tokios atrodo smulkmenos, kureliai, bet tu kasdienybėje to neišugdysi. Ir gyvenimui čia, kur tiesiog, čia yra įgūdžiai, įpročiai ir tai susiformuoja visam laikui, man atrodo. Taip, ir jie neturi to tokio, ta prasme, aš nesakau, kad ten šokiai yra šventieji, kurie ten nesikeikia ir visa kita. Visai būna. Viskas yra normalu, mes esame žmonės, turime emocijas. Taip. Bet dažniausiai šokėjas, jisai moka adekvačiai elgtis situacijai. Ta prasme, jie susigaudo, kada reikia stovėti, kada reikia sėdėti, kada... Grįžtant prie koordinacijos, apie kurią kalbėjome pačioje pradžioje. Plius vėl dar ką šokiai labai duoda ne tik tai berniukam, bet ir mergaitėm, tai yra gebėjimas būti viešoje erdvėje, ta prasme, kai tau reikia kažkur šnekėti, kažką daryti, nes į mane pažiūrėjus turbūt nepasakytum, kad aš pradiniai mokyklai buvau ta, kur eilėraštį negali pasakyti. Drąsos, aš buvau toks vaikas, taip, nėra baimės. Nes iš manęs tai visi, ne tai, kad juokiasi, bet irgi buvo reikia gintis magistrinį, Vilniaus universitetas, teisės fakultetas. Visi ten sėdi tokiam rankom, aš atėjau su savo ten tašytę. Sakau, kelintas čia numeris, jis sako, tai tu nebijai. Aš kalbu, blemba, hebra, jeigu aš galiu išeiti varžybose, realiai, kur yra arena. Taip, yra arena, yra teisėjai, yra šviesos, tu niekad nežinai, kaip tau susidėlios. Jeigu aš galiu išeiti varžybose atstovėti, jeigu aš galiu, nežinau, vesti treniruotę 50 žmonių, jeigu aš galiu vesti vakarėlį 150 žmonių, ką aš dabar magistrinę neapsiginsiu. Ta prasme. Tai va, tai šitas labai duoda tą tokį gebėjimą būti viešoje erdvėje ir tu nebeturi tos scenos baimės. Stuburą, man atrodo, irgi turbūt truputį, ką mes žinom apie stuburą. Tai va, tai tos naudos jos labai visapusiškos, gaunas, kad tave visapusiškai užaugina kaip asmenybę. Tai va, vaikam, nes vėl aš suprantu gerai, ten, tarkim, kažkas nori futbolo, krepšinio, kovos menų, ten, nežinau, kažko dar, bet jūs pabandykit šokus. Ne dėl to, kad, ta prasme, nebūtina čia dabar visiems eiti į šokus ir daryti karjerą, bet dėl bendro supratimo, dėl bendro gebėjimo išlaikyti galų galę tiesią nugarą, kai stovi su kostiumu, tom pačiom panom, kad kaip per išleistuvės apsiauna kablukus, nei tu, kai rachito kamuojami žiogai normaliai paeitų, tai yra nauda. Nes realiai, pavyzdžiui, nei viena šokėja neturi problemų apsiaut kablukus. Ir aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą šokau ir man, kai buvo išleistuvės, ir mano klasiokas ten sako, blemba, gal su kėdais eiti, ir aš tipo, o kodėl? Kaip vyksta dalykai? Tai sako, tik ten sunku paėti kažką, ne, aš nesuprantu šitos problemos, nes aš visą laiką šokau. Tai šitas irgi, iš vienos pusės smulkmena, bet iš kitos pusės aš dabar turiu pažįstamų, kurios eina į aukštakulnių mokyklas mokintis vaikščioti su kablukai. Tai aš nesakau, kad čia blogai, viskas sakai, kad ta mokykla yra, bet jeigu tu šokim, to nereikia. Ir vaikščioti, tai dar vaikščioti su tais kablukais, bet pašokti, man atrodo, čia yra jau kitas levelis. Jo, bet tai čia vėl irgi viskas atsiremia tai, kad pas tave kūno raumenys formuojasi ne tik tai tie stambėjai, bet ir tie smulkieji vidiniai, tas koras visas vadinamas, kur tu kitaip stovi, moterim, kas yra labai svarbu. Kalbant apie šeimos planavimus, apie gimdymus, apie viską, kitoks raumeninas, mes galim daugiau.
Tai čia žodžiu, visapusiškos naudos. Sakau, apie naudas tai mes galim 5 valandas šnekėti, čia reikia tada tiesiog paleisti laivą ir tada po paros, tai ačiū uždėmesi, baigiam. Taip. Ir čia ypač, kai mėgstančiam pašnekėti, va taip paplėpėti, tai čia toks. Bet jau mes į pabaigą ir tuomet, ką norėtum palinkėti, ar tiesiog gal patarti žiūrovams mūsų? Man labai patinka tas posakis, kad mes nenustojam šokti dėl to, kad pasenstam. Bet mes pasenstam dėl to, kad nustojam šokti. O, koks geras. Tai aš labai noriu visiems palinkėti, kad jūs nenustotumėt šokti. Nesvarbu, ar jūs einat į studiją, ar jūs namuose galų gale pasileidžiat kolonėlę ar kažką. Aš taip mėgstu. Jo, bet šokit. Nes manęs labai dažnai klausia, sako, tu viską darai, tamsi aš dirbu be laisvadienių. Mane 24/7, aš varau ir visą kitą. Iš kur pas tave energija? Aš šoku. Ir nesensti, ir jėgų turi. Taip, nes aš šoku, nes aš pašokau, aš persikroviau, viską susirinkau ir galiu važiuoti toliau. Tai va visiems siūlau šokti. Svarbiausia. Vienaip ar kitaip, bet šokti. Po 1, po 2 ar po 3, nesvarbu. Nesvarbu. Šokti. Taip. Tai ačiū labai, iš tikrųjų taip, toks šiltas, jaukus, malonus labai pokalbis buvo. Ir aš pati užsimaniau eiti šokti ir dar vaiką galvoju, reikės būtinai pakalbinti, pažiūrėsim, ką pasakys. Tai jūs irgi pakelkit užpakaliukus ir pajudinkit juos. Taip. Ypač prieš šventes labai per šventes su šeima pasileiskit muziką, eikit šokti, nesėdėkit prie teliko. Super. Telikas niekur nepabėgs, o jūsų geras judesys ir geras savijauta kūnė, jinai pabiški mažės. Ir juokas, man atrodo, tada norisi ir juoktis, ir gerai. Ir nereikės tada jokių papildomų priedų nuotaikai pasikelt, nei energetinių gėrimų, nei nieko. Pasišokai. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau. Aš tikiuosi, jums visiems patiko ir jeigu norite, rašykite, komentuokite, spauskite širdeles, mus tikrai rasite ir pritaginsim ir visur sudėsim, kad lengvai rastumėte informaciją. Tai drąsiai rašykite, kreipkitės ir šokite. Taip, einam šokti visi. Taip. Viso atsisveikinu iki kito karto. Iki.